Sveiki gyvi, nauja graži diena, saulėta kol kas, tai pradėsime naujus darbus. Dabar su darbų planavimu nėra taip lengva, kai tokie orai, bet pradžiai pradėsim nuo to, kad noriu pabandyti parsivežti paskutinius grūdus iš sandėlio. O kaip čia bus, pažiūrėsim toliau. Biškį sikankinau, priekaba paruošta, lietus kol kas darbų negadin. Tai reikia varyti grūdų, nes dabar dar ryte įsidalinau visiems, tai kaip ir baigė. Tai žodžiu, svarbiausia darbas dabar yra pasipildyti grūdų atsargas. Tada lygmena priekabo gavus kvietrugių, dar yra pora didmaišių avižų su veikiais, dar biškį yra plikų avižų. Be nieka, ta prasme, pamaišymui, tai bus visai vėl neblogs susimaišys mišinys pašarui, o dabar vis tiek jau kaip sakant, iki šviežio derliaus užteksam. Nu ir aišku, smagu važiuoti duobėtais žvyrkeliais. Nuskanaus pusryčiaujantiems. Norėjau parodyti, kaip į mažyliai pusryčiaujant, bet nespėjau. Kol sukabinau, ėjau pasiimt kamerą iš mašinas, jau kibirai tušti. Tai dabar kas da? Kombikormo. Kombikormas po pusę kibirą tur. Aišku, biškį šienolių prisimet. Dabar daino vandens danešiuoti. Ir bus viskas. Galės poilsiauti. Visi ūkiai gyventojai pašertim, tai dabar dar reikia varyti, tiksliau nevaryti, o varau šieną parsivežti, nes vis dar yra laukuose neparvežta, tai užliejant, tai prilėjant, nesinori šlapių primirkusių vežti, tai taip gaunas, kai vis pobiški, nes penktadienį užliejant vakarą, šeštadienis vakar buvo karšta. Šiandien irgi nuo ryto kaitint, tai viršus turėtų tikrai būti prapustas. Jau beveik trals užkrauts, tai biškį reikia prisikelti orą. Ne orą prisikelti, o orą pagalves. Tai va. Sveiki gyvi, darbengą šeštadienį. Tai pagaliau biškį nėra lietausim. Aišku, pievas įprilėjusias, bet važiuoju pjauti ten, kur pieva jau viskas. Paskutinis pjovims, tai abūsa nebus provėžų. Jau nieka baisos vis tiek. Ar paskutiką gaus rudenį, arba plūgą jau nebebus pieva. Nežinau, kiek matysis, kiek ne, bet ponas kukurūzas jau sužydėjo. Paėmus, kaip tokie metai šiemet, ne kukurūzų, iš tikrųjų yra gražus. Negaliu sakyti, kad yra wow, bet pasidžiaugti tikrai gali.
reikės paskui grįžtant į ką sustoti, parodysiu iš arčiau. Bet yra nuo 2 iki 3 metrų, kur yra prastesnės vietos, taip 2 metrai kažkiek būtų, o kur yra gražias vietas, tai dar bus virš 3 metrų. Nu, tai iš tikrųjų gali pasidžiaugti kukurūzų. Dabar priklauso, aišku, kad subrandintų geras didelis burbuolės. Einam pažiūrėti, kaip paukštis, nes šiaip nuo praeitą pjovimą nieks nebuvo keista reguliuota. Bet reikėtų vis tiek pasitikrinti, pjaun gražiai, per ranką, virš rankas, žodžiu aukštis nepabėgęs, viskas stebė vietoj. Žolėsi neblogai, o kaip tokioj senstančioj pievoj, taip žiūrint, ne visai su šienapjovės viršum, bet atolstant dabar toks yra čia ne per aukščiausias, bet tiršts, ganėtinai tankus. Nes tai paėmus vakur nupjauta pradalgė, jau su ranka paėmus yra masės. Tai tikėkimės biškį rulonų iškiras. Čia yra grinai durpi, kai šlapi metai niekada neįdavo pavasarį pasėti. Dabar sakau, čia atsikersiu dar paskutinį kartą. Nu, tai dabar, kad ir toliau nuo tos vietas ruovežas spaudas, o ten grinai vanduo stol, tai jau tikrai neblysiu. Kad paskui bereikalingai nesimurdyti. O šiaip viskas. Čia biški. Čia biški, kaip bus nupjauta viskas. Šienapjų sulankstyta. Dirva ir iš toli, nesimato per kamerą iš toli, bet gražiai atrodo nupjauta. Dabar varau kabintis šalin šienapjovį ir kabintis grėblį. Iš karto susigriebsam ir bus supresuota šiandien. Nes jau vis tiek ant toks yra, kaip sakau, jau ta pieva į senesnę pusę. Plius šiandien šilta, vėjas yra, o tolstant lengviau vystai, dabar dar buvau išlipęs, nepasėmiau kameras. Kur pirmi ratai važiavus, tai jis atrodo kaip, nežinau, vakar pjauts, vartyts, jau toks neaptur tuo žalumo, tos gyvybės. Tai turėtų būti neblogs šienainis irgi. Grėblys išlankstyts. Spirsiu važiavęs, gal ratą 2 išlipsiu dar pažiūrėti, kaip apvyta. Grėblę musėkį irgi nereikės lankstyti. O dabar kan jungam darbinį. Sidarom langus, ką neprišiltum, ir lekam grėbti. Viskas. Žolė sugriebta, grėblys sulankstyts. Pažiūrėkim dar, kaip atrodo čia tas šienainis mūsų. Bados dar kažkas. Šiaip labai skaniai kvep, taip, tokia šviežia žolė, nes nebuvo dar, nu, vietom buvo biški jau, kad gali anksčiau pjautis, bet sakykime, visai dar nėra ant tos tą garėjimą.
Juokauju, ne viskas dar. Sakiau, reikia kukurūzą parodyti, taip reikia padaryti. Tai va, pons kukurūzas. Aš čia kur gal laukį biškai apsivažinėja, tai čia beveik nėra jo. Bet įėjus kur normaliai. Manau, iki 3 metrų turėtų būti. Tai sakau, kaip šiemet tikrai džiugin. Viskas savo vietoje, viskas tvarkoj. Svarbu, kad Force leistų tik rudenį normaliai nuimti. Jau bus tikrai gerai. Rulonai supresuoti, trals užkabinsa. Reikia parsivežti. Šiaip užlyja nemažai, bet kadangi, kaip sakiau, pievas gali neapsaugoti, nes jau bus jinai naujinama, tai kad dabar bus tų provėžų, nieko baisaus. Šiaip aišku, kaip ir nebuvo tų slapių vietų, bet svoris, kai krauna šantralą, jau automatiškai nebuvo, bet gali atsirasti. Einam, buvau žadėjęs parodyti tralą, tai pažadus reikia sėti. Karts pasitaiko, kai iškart nepavyksta. Tai va, nieko mandraus. Dabar yra 1, 2, 3, 4, 5, bet pilna kraunant apačioj 6, viršui 6, vienoj pusėje 6, kitoj pusėje 6, viršui 5, paskraunant 17 rulonų, tai pats tas. Visai smagiai riedu, tai va tiek. Dar noriu pasakyti, kol parbrusdėsiu iki fermas. Ačiū, kas palaikot, kas žiūrat ir iki sekančio video.